Šiandien keliaujame dar vieną pajūrio miestelį - Senegaliją. Važiuosim vėl traukiniu. Važiuoti neilgai, 2 stotelės apie 20-25 minutės, tai neužtruksim. Štai 23 minutės praėjo ir mes jau Senegalijoje. Tik išlipi iš traukinio ir pasitinka didinga pilis Roka Rovereska, kuri pastatyta yra viduramžiais kaip gynybinė tvirtovė, bet buvo ir valdovų rezidencija joje. Ir dabar pasakojo, kad ten yra išlikęs vaiduoklis, kunigaikštienės vaiduoklis, kuris matosi vakarais pro langus. Ir pilis stovi tokioje vietoje, kad iš jos viršaus atsiveria puikiai ir visas senamiestis, ir į jūrą vaizdas matosi. Tai labai gera jos vieta, pati geriausia. Parodyk man. Kiek gėlyčių pririnkai prie pilies. Labai galinga tvirtovė, atrodo, kad atlaikytų bet kokį tsunami ar žemės drebėjimą, kokie bokštai, tiltas. Dabar Roka Rovereska yra kultūros ir meno centras, muziejus veikia, tai žodžiu menui nebe gynybai skirta. Nu kas tau ranką, liūtas? Liūtą nori padėti? Netikras, taip. Fontano patikrinimas vyksta. Geras vandenėlis. Geras vandenėlis. Senegalijoje gyvena 45 000 gyventojų ir jo gatvės yra tobulai išplanuotos kaip šachmatų lenta. Ir taip išplanavo ir sugalvojo dar Renesanso laikais, kad miestas būtų tobulas pagal tuometinius architektūros principus. Čia yra varpinė Roka Piazza aikštėje, pastatyta 14 amžiui ir anksčiau varpas buvo ne tik religinis pastatas, kuris skelbdavo apie mišias, bet ir sargybinis bokštas, nes iš aukštai užlipus viską galima pamatyti, kada artėja priešai ar koks potvynis, tai viską ir praneždavo. Labai naudingas pastatas. Įdomu, kad Senegalija nekartą buvo užlieta potvynių, ypač 2014 metais, kai vanduo iš upės Misa užliejo visą miestą. Ir tada reikėjo jį vis atstatyti, bet nebūtų italai, jie viską atstato ir dar gražiau. Nors iš išorės visai nepasakytum, bet čia turbūt viena įspūdingiausių bažnyčių viduje. Bažnyčia tokia mažytė, tai viskas taip labai arti, atrodo, kad į mažą auksinę dėžutę įžengiam. Čia per vidurį garsusis Federico Barocci paveikslas Nuleidimas nuo kryžiaus. Gintarė, ką čia turi? Net nereikia GPS-o. Matome dar vieną bažnyčią, einame pažiūrėti.
Šita netokia įspūdinga kaip pirmoji, bet irgi graži. Štai atėjome į pagrindinę milžinišką Piazza Garibaldi, pagrindinę Senigalijos aikštę, miesto širdis, ir kurioje stovi Senigalijos katedra. Yra pastatyta ant buvusios krikščioniškos bazilikos pamatų ir viduje galima pamatyti likučius. Dabar negalima užeiti, tai gal kitą kartą užeisim. O jinai buvo atnaujinta 18 amžiuje, tai todėl yra klasikinio stiliaus. Katedra yra dedikuota apaštalui Petrui ir yra pagrindinės Senigalijos vyskupijos centras. Kanukas visą aikštę apvažiavo, ratus sukinėja. Čia labai didelė aikštė, gerai važiuot. Nu va, pasivaikščiojom, o dabar laikas pavalgyti. Rice and curry. Tėtukas išdykėlis. Ir tu taip nori? Oho, kaip gerai atrodo. Ponė servetėlė. Ponė servetėlė. A, ne, čia iš to filmo. Nu, kaip vertinate? Puikiai. Puikiai. Tikrai labai viskas skanu. Sakyčiau, vienas skaniausių indiškų maistų, kokiu esam valgę. Šri Lankos čia buvo tiesiog šitas šeimininkas, labai fainas, jaukus ir buvo. Va, šitoj nuotraukai jis yra su princu Čarlzu, jis prieš tai čia netoli kitame mieste dirbo kažkokiam hotelyje porteriu ar kažko ten. Tai va ir turi nuotrauką su princu Čarlzu, tai labai rodė ir sakė, kad pasakojo, kad tai jo gyvenimo šitas restoranas, kaip jie atidarė, taupė jam pinigus ir panašiai. Čia yra vieni iš senųjų miesto vartų. Jie pastatyti 14 amžiuje, kai visą miestą juosė sienos ir pro juos atvažiuodavo visokie raiteliai, keliautojai, pirklių karavanai. Keliaujame į parką. Va, koks parkelis, medžiai, suoliukai, statulėlės ir viskas. Velniškas greitis. Tiek nepakiško ratukus. Ne, kitaip su sužikliu. O dabar keliaujame prie jūros, nes Senigalija yra ir pajūrio miestelis. Vadarupę radom. Traukinys matas nuvažiavo. Kanukai. Kanukai.
Grazie mille. Grazie mille. Va palei upę priėjome uostą ir tuo jūrą prieisim. Čia yra vienas seniausių rytinės Italijos pakrantės uostų, kuris egzistuoja nuo romėnų laikų netgi. Ir dabar irgi žvejai ryte išplaukė į jūras ieškoti žuvies ir grįžta su šviežia žuvimi, kuri keliauja tiesiai į senamiesčio restoranus. Ne, netikra undinėlė. O kodėl? Nes nebūna tikrų, tikros tik pasakose būna. Nu, bent jau mes nematėme. Undinėlę radom. Neringa vardu. Ilsinį uodegą. Adeliukas miega. O, sakė tyliai. Va, graži undinėlė. Senegalijos paplūdimį vadina aksominiu paplūdimiu, nes šis smėlis kaip miltai, labai purus švelnus. Va ten toli matosi Senegalijos simbolis, tai apvalus paviljonas ant polių virš jūros, pastatytas 1930 metais, o dabar jame vyksta koncertai, netgi vestuvės ir kiti renginiai. Dabar nenueisim prie jo, nes jau keliaujam iki traukinio, važiuosime į savo Pesaro miestelį. Prieš išvažiuojant dar ledų reikia. Grazie. Geruliai? Ne geruliai. Ne tavo skonio. O jums geruliai? Nu, vaikučiai, ar skanus? Bele kokie? Pasmaližiavom, dabar skubam į traukinį.